pradedam mūsų pamoką. Tai šiandien pas mus nauja tema ir nauja užduotis. Užduoties pavadinimas yra karaokė, tiesiog paprastai, o temos pavadinimas yra subtitrai. Titrai. Tai Premiere Pro yra viena iš populiariausių vaizdo redagavimo programos, kurios pagalba labai lengva rašyti titrus. Tai 2024 Adobe versija supaprastino subtitrų įkėlimą. Tikrai labai supaprastina ir tas darbas dabar vyksta žymiai greičiau. Aišku, klausimas dėl kalbos. Jeigu pas mus yra anglų kalba, tai subtitrų įkėlimas yra labai paprastas. Jeigu tai yra lietuvių kalba, tai be abejo jau reikėtų parašyti rankiniu būdu. Jo, tai va toks, kaip sakant, skirtumas tarp, čia tiesiog dėl kalbų problemos. Vokiečių ir Australijų, anglų, jau ten automatiškai galima įkelti, premjeras gali įkelti, o kitų šalių jau reikėtų rašyti ranka. Tai šioje pamokoje, vaikinai, mes aptarsime, kaip naudoti Premiere Pro būtent subtitrų įkėlimas. Tai kalbant apie subtitrų ir titrų, aš kartais sakau subtitrus, kartais sakau titrus, tai subtitras tai išvesti nedubliuoti filmų dialogų ir replikų įrašai. Tai, pavyzdžiui, dainų tekstas arba tiesiog informacija pateikta, rodoma ekrane. Titrai tai originalūs įrašai kino filmo kadre. Tai subtitrai bet kurio vaizdo įrašą gali dėti dviem būdais. Galima įdėti kaip subtitrų įkėlimo palei automatiško būdu arba per CRC failą tiesiog galima surašyti subtitrus, tiesiog Notepad'e arba Word'e, paskui išsaugoti CRC failu ir tą CRC failą galima įkelti į Premierą. Taip pat turėkite omeny, kad kada mes montuojam Premiere, mes visą laiką galima išeksportuoti vien tik tai tekstinį failą, tai yra CRC failą. Mes iš Premieros CRC failą galim išeksportuoti ir panaudoti, pavyzdžiui, kažkur tai kitur. Taip pat galim išeksportuoti tik tai MP3 failą arba, kaip mes įprasta darom, MP4 failą. Tai čia iš tikrųjų esu surašyti būdus, tai čia keletą apie Type tool'ą, tai keletą paminėsiu būdus, kuriuos mes galėsim panaudoti. Tai dabar aš turiu video medžiagą, kurioje pas mane yra žmogus, kuris kalba. Tai dabar aš kaip bebūtų, aš nuo pat pradžių pradėsiu pasakoti būdus, kuriuos mes galim panaudoti subtitrų įkėlimus. Tai telefonų neturiu matyti, telefonai turi būti paslėpti arba ištrauksiu dėžutę. Taigi, pirmas būdas tai yra tiesiog Type tool'as. Įsivaizduojat, reikia vieną subtitrą parašyti ir aš tiesiog paėmiau Type tool'ą ir čia brūkštelsiu ir galiu parašyti. Pats šriftas, Dabar šriftas, vėlgi šriftas yra keičiamas dešinėje pusėje. Priminkit, mes kalbėjome apie Type tool'ą, apie Essential grafikų įkėlimą. Kalbėjom mes tą temą ar ne? Nepamenat? Galvoju, kalbėjom ar ne. Tai gerai, tai dabar Type tool'as leidžia įrašyti tiesiog tekstą. Kada mes pasirenkam šį įrankį, pas mus atsiranda grafikos sequences, kurio pagalba leidžia mums sutvarkyti būtent mūsų tekstą. Dabar jūs galbūt neįprastai matot truputį mano kitą išdėstymą langų. Aš galiu grįžti prie paprasto išdėstymo, kad jums būtų įprasta. Bet kaip pamenat, jūs visada išdėstymą gali daryti palei save. Kaip jums patogu,
Čia jau yra jūsų įrankis, kurį jūs galite naudoti. Tai jeigu aš pasirinkau tekstą, aš turiu Essential Graphic, kuriame mes matom tekstas. Tekstą, labas rytas, netgi matosi, ką aš esu čia parašiusi. Ir čia mes galim pasirinkti bet kokį šriftą ir pakeisti mūsų tekstą. Tai šitą būdą dažnai naudoja arba blogeriai, kas daro reelsus, labai tokius trumpas apžvalgas. Tą tekstą galima pagražinti. Jo, tai mes galim padaryti, kad būtų ten šešėlis, kad būtų kažkoks tai ypatingas tas šriftas, padidintas ir taip toliau. Čia yra jūsų jau fantazijos reikalas. Mes turėsim tokią temą, kur mes darysim trumpus tokius reelsus apie kažką, tai ir ten jau naudosim tokius gražius tekstus. Tai čia paprasto teksto rašymas su Type Tool'u. Tai yra pirmas būdas. Antras būdas, kurį mes galim naudoti, tai yra Essential Graphic'as. Jo, tai dabar aš ne apie tikrus captionus kalbu, apie subtitrus. Aš dabar kalbu, kaip galima tiesiog paprastai surašyti tokius trumpus tekstukus. Tai dabar šitoj vietoj pas mes turim Caption and Graphic'ą. Nekalbėjau apie šitą? Ne? Ar kalbėjau? Minėjau, ne? Tai antras būdas, tiesiog galima pasirinkti kažkokį tai template'ą. Pavyzdžiui, šiuo atveju mes matom, kad jeigu yra žmogus ir kalba, jisai kažką pristatom, mes būtinai turim nurodyti jo vardą, pavardę, kas jis toks. Jo? Tai tokia informacija trumpa. Tai tam, kad jau turėti animuotą, mes galim tiesiog pasirinkti iš Essential Graphic'o, įkelti į mūsų projektą ir pas mus automatiškai atsiranda mūsų tekstas, jo, ir mes galim jį iš karto pastumti į šoną, jo, tai tas tekstas ir pažiūrėti tiesiog ir pakeisti, apskritai pakeisti. Paspaudžius ant mūsų to įkelto Essential Graphic'o mes matom du Type Tool'ų, tai yra tai reiškia, tai yra tiesiog parašytas tekstas ir mes galim jį pakeisti, 2 kartus paspaudę mes galim kažką parašyti, jo. Galim paskailinti, galim pakeisti vietą šito mūsų teksto. Tai visi parametrai, kuriuos mes turim, mes tiesiog per Essential Graphic ir toliau redaguojam. Ne? Galim nurodyti centrą iškart, kad būtų centruotas tam tikras šriftas. Kas norit pakalbėti, jūs galite eiti į kolidorių, aš tikrai leidžiu. Tai taip pat mes galim keisti šriftą, tai tiesiog jūs galite naudoti pipetę, jeigu reikalingas tam tikra spalva, pavyzdžiui, palei brambuką, arba jūs galite tiesiog pasirinkti bet kokią kitą spalvą ir naudoti šitus efektus. Tai čia yra toks tiesiog paprastas teksto rašymas, paprastas teksto pasirinkimas ir naudojimas. Tai kaip matot, mes turim ir dešiniai pusė, ir kairiai pusė turim tos nustatymus. Ok, aš dabar šitą ištrinsiu. Ir pereisim prie kito dar dalyko. Taip. Dar vienas buvo naujam, kaip galima rašyti. Aišku, tie būdai, kuriuos aš dabar, svarbiausia yra Type Tools'as. Realiai kitus būdus galbūt jūs ir net nenaudosit. Jo, čia dar yra kitas būdas, kaip matėt, įkelti tiesiog new layer ir tekstinį layerį. Ir tiesiog atsiranda naujas tekstinis layeris, bet čia yra tas pats, kad paspausti T raidelį. Tiesiog jau čia yra per graphic template, pereiti per grafinį elementą
per kitą būdą. Bet šiaip dažniausiai mes visi žinom, kad mes priprantam naudoti greitai pasiekiamus įrankius ir nepamirškit, kad norint tiesiog rašyti tekstą, mes galim paspausti T raidelę ir automatiškai pas mus atsiranda rodiklė, kurį mes brūkštelsim ir galim surašyti kažkokį tai tekstą. Gerai, tai keliaujam toliau, keliaujam į captionus, į būtent įkėlimą mūsų subtitrus. Tai dabar dar noriu atkreipti dėmesį, čia yra caption and graphic. Tai aš papasakoju apie grafiką, dabar perinam prie caption. Tai dabar, kada mes pasirenkam Essential grafiką, pas mus automatiškai kairėj pusėj atsiranda teksto skirtukas. Jo, prie edit, ne, čia prie mūsų efektų kontrolių ir taip toliau atsiranda tekstas. Ir dabar, ką noriu atkreipti dėmesį, pas mus yra transcript, caption ir graphic. Transcript, caption ir graphic. Čia, kai aš pasirinkau grafiką, aš matau parašytą tekstą labas rytas. Aš ką noriu paklausti? Ne? Tiesiog parašytą labas rytas, kurį aš galiu 2 kartus paspausti, aš galiu pakeisti. Viskas čia, tiesiog man labai lengva pakoreguoti savo tekstą, nes dažniausiai tekstų būna daug. Perinam prie captiono, mes turim 3 variantus, kuriuos mums siūlo premjeras. Pirmas, create caption from transcript, sukurti naudojant transkriptą, create new caption track, tiesiog sukurti naują irgi tracką ir importuoti from file. Tai yra, kaip minėjau, CRC failas, kurį mes galim tiesiog importuoti. Pavyzdžiui, lietuvių kalbą kažką parašo, tai ir jį tą CRC įkelti ir jums tada nereikės patiems surašyti. Tai yra 3 būdai. Jeigu aš paspausiu Create transkriptą, ryškiausia pažymėta, ne? Tai mums siūlo kelis variantus. Tai pasirinkti language, tai kaip minėjau, kad turint anglišką dainą, mums padaryti karaoke yra žymiai lengviau, negu turint kitos kalbos. Tai vat kokių kalbų? Tai yra ispaniškų, vokiečių, French, Portugalija, Japonija, Italija, Rusija, Swedish, Danish, bet mūsų kalbos dėja nėra. Dėl to reikės rašyti, bet aš turiu tokį pastebėjimą. Vis vien, pavyzdžiui, kai jūs darysit karaoke lietuviškos ir angliškos dainos, 2 į 1, tu paaiškinti užduotį. Siūlau vis vien panaudoti tą automatinį caption įkėlimą. Kodėl? Todėl, kad jums sumes captionus, jūs tik tai pakoreguosit lietuviškai. Jo, ten parašys bėlėką, angliškai, bet jūs ištrinsit, užtat jums nereikės laikus tampyti, nes jis palei laiką sudėlios jums captionus. Jūs patys išbandysit ir suprasit, koks būdas jums yra geriausias, ne? Nes kiekvienas būdas turi savo kaip sakant, pasirinkimą. Toliau, šitoj vietoj speakers label, ar mes panaudojam būtent tą takelį speakers, ne, angliškai. Ir dabar šitoj vietoj aš galiu, įsivaizduokit, pas mane yra keli garso takeliai. Ne? Tai mes turim nurodyti, kuris garso takelis tinka. Kuris garso takelis. Pavyzdžiui, audio 1, tai jis pasiims tada A1 takelio muziką, pavyzdžiui. Jo, nes dažniausiai, pavyzdžiui, kai interviu yra, tai būna muzikytė dar papildomai įkelta ir kad netrukdytų, kad nebūtų mikšerio, ne, mes galim pasirinkti A1. Ir galim spausti transcript and create caption. Ir dabar jisai create caption sukuria transkriptą ir kaip matot, visur yra palei laiką pavėlai. Pažiūrėkit, prašau, lentą. Kada aš aiškinu, aš noriu matyti jūsų akis. Gerai? Tai kaip matot, pas mane atsirado nauja linija, ne, timeline, kurios pavadinimas yra subtitle.
jos prieš tai nebuvo, kaip matėte, ne? O dabar automatiškai atsirado. Tai reiškia, niekada netrukdys tas subtitles mums montuoti, jis visada bus viršui. Ir atkreipiu dėmesį, kad atsirado C1. C1 tai reiškia, caption 1, nes gali būti ir skirtingų. Tai čia automatiškai mes matom, kad atsirado, aš dabar tas labas ištrinsiu, ir atsirado pakeisti į Tai va, tai kaip matot, jisai viską už mane padarė. Tai tas subtitrai nėra sudėtingas dalykas, jeigu atitinka kalba. Bet sakau, jeigu netgi ir bus lietuviška daina, panaudokit šitą automatinį įkelimą. Ir dabar jūs tiesiog galite koreguoti. 2 kartus paspaudėt, jūs galite surašyti tai, ką kalba lietuviškai. Aišku, tai yra... Jeigu tai yra kažkoks tai trumpas reelsas, ten labai mažai kalba, tai okei, mes taip galim, bet įsivaizduokit, jeigu valandos laiko. Tai tada mums reikia SRC failą rašyti ir įkelti jį. Tai būtų logiškiausias dalykas ir galėsit irgi išbandyti ir pabandyti tai padaryti. Tai tiesiog galima išeksportuoti vieną tokį SRC failą iš čia ir paskui jį koreguoti. Bet vėlgi, kas yra svarbu, SRC failė yra svarbu surašyti laiką, ne? Kada turi pereiti atsirasti vis naujas tekstas. Tai va, tai koregavimas vyksta tiesiog naudojant šitus parametrus ir galima, jeigu netinka, jūs galite eiti kolidorių. Kevinai, nori išeiti kolidorių? Aš girdžiu, kad kalbate. Tai šitoj vietoje jūs galite koreguoti, galite skirti, galite sumažinti, tai jau jūsų yra reikalas, jau koregavimas. Tai va, tai yra būdas, automatinis būdas, automatinių būdų įkėlimas. Taip pat šitoje vietoje mes turim 3 taškiukus, mes galim importuoti arba eksportuoti, tai kaip minėjau, jūs galite pabandyti eksportuoti tekstinį failą, kad maždaug pamatyti, kaip jisai atrodo, kaip atrodo šitas tekstinis failas, tam, kad pažiūrėti RC files. Mes galime atidaryti užrašiniai ir pažiūrėkime, kaip jisai atrodo. Matot, laikas nurodytas ir parašytas tekstas. Laikas nurodytas ir parašytas tekstas. Realiai, kai vyksta scenarijaus rašymas, tai dialogas yra kaip būtų sukūriamas. Yra specialios programos, kurios skirtos būtent dialogui kurti. Čia jau režisieriaus, scenaristų darbas, jie parašo dialogus ir duoda veikėjams, duoda būtent išmokti tą kalbėjimą ir jie žino, mato laikotarpį, kada kas turi kalbėti. Tai va, čia jau giliau keliausim truputį vėliau, kai būsit antrakursiai, kai kursim jau trumpametražinius filmus ir reikės juos būtinai subtitruoti, tai tada jau gilinsim kitus dalykus. Dabar svarbiausia, kad jūs išmoktumėt paprastą būdą, rašymo būdą. Gerai, tai toliau, ką mes čia dar matom, transcript sequence, toliau generuoti būtent boksą. Jau mes ten turim, dėl to dabar nepavyks. Ir kas dar galbūt kils klausimas, jeigu man reikia papildomai, kaip man padaryti jo, pavyzdžiui, jums trūksta. Tai pirmas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai reikia išeiti iš subtitrų
nes aš dabar esu subtitrė ir man tam, kad aš sukurčiau naują, man reikia paspausti pliusiuką. O mums jisai yra, ta prasme, neleidžia to padaryti, dėl to mes turim truputį nueiti toliau ir tada paspausti pliusiuką. Paspaudėm pliusiuką, atsiranda New Caption. Ir mes tada parašom kažkokį tai tekstą. Dabar captiono redagavimas, to teksto redagavimas paspaudžia viršui ant teksto. Mes gaunam su jumis vėlgi tą patį, ką aš rodžiau prieš tai. Dešiniai pusėje mes galim koreguoti tekstą. Tai visas tas koregavimas spalvų, dydžių, vietos, kaip mes matom, mes čia turim zonas. Tai dažniausiai zona subtitrų būna apačia, tai vat, čia ir gali tiesiog nurodyti zoną. Teksto parametrai, teksto fontas, teksto dydžiai yra redaguojami čia. Taip, dabar aš dar noriu jums parodyti, kaip dar galima panaudoti captionus. Greitai surasiu. Pavyzdžiui, captionai, ne? Kaip jie, tai yra apie reelsus. Vat atsiranda čia kažkoks tai tekstas, mes matom, kad tai yra tekstai ir atsiranda automatiškai jo. Tai va, taip irgi galima naudoti su captionais jo tos visus reelsus. Tai čia irgi toks populiarus dalykas, kurį mes irgi su jumis darysim per skaitmeninį turinį, turėdami skaitmeninį turinį kitą visai modulį ir ten mes jau darysim visai kitokius video, bet tam, kad mes pereitum prie kito levelio, mes turim praeiti pirminį levelį. Tai jūs turite išmokti gerai montuoti, suprasti, kaip reikia daryti subtitrus ir taip toliau. Dabar, kalbant apie mūsų projektą su lietuvių kalbos mokytojos, jūs būtinai turėsit surašyti eilėraštį. Bet vėlgi, kaip jūs rašysite eilėraštį, čia jau jūsų fantazija. Nebūtinai jie apačioj. Jūs galit parašyti gražiai šone, kad atsirastų. Galit padaryti, sukurti su kažkokį tai, nežinau, lapą, kaip pavyzdys, ir čia surašyti, kad būtų gražiai. Čia jau jūsų yra fantazijos reikalas, bet apie šį projektą mes dar su jumis pakalbėsim. Tai dabar, ar turit klausimų man dėl caption, dėl subtitrų? Ar viskas aišku? Tai dabar aš paaiškinsiu užduotį. Gerai, paaiškinsiu užduotį. Ir šią užduotį turės padaryti šiandien per 3 pamokas. Taip, taigi užduotis yra tokia: sukurti karaoke nuo 15 iki 30 sekundžių. Labai neilga, nes mes neturim didelės talpos Moodle aplinkoje. Reiškia, pirmas dalykas surasti kūrinį. Čia dar reikia pareiguoti, reikės pusę dainos angliškos, pusę dainos lietuviškos. Angliška daina, po angliškos jūs turit padaryti kažkokį tai perėjimą su Essential grafiku, kad aš matyčiau, kad yra perėjimas prie lietuviškos. Gali surašyti pavadinimą lietuviškos dainos prie to perėjimo ir tada atsiranda lietuviška daina. 2 dainas į vieną taką kelią. Gerai? Dabar dėl vaizdų. Jūs negalit paimti karaoke, pavyzdžiui, jūs neturite teisės paimti karaoke, jau sukurtos, nes aš tikrinsiu jūsų projektus. Čia pirmas dalykas. Kitas dalykas, jūs negalit imti tos dainos vaizdo klipą. Jūs turit surasti vaizdus iš free
puslapių. Negalit imti vaizdo klipą, paimat tik tai MP3 failą. Siunčiant iš interneto garso takelį, siunčiant tik MP3. Tai va tokie svarbus dalykai, kuriuos aš tikrinsiu, kad daugiau įgytumėt patirties, būtent darant šią užduotį. Be abejo, žiūrėsiu ir į kiek sekundžių padarysit. Nu, manau, kad 30 tikrai užteks. Mes praeitą kartą darėm minutės, tai buvo per daug. Užtenka. Aišku, suraskite ten, kur bus tekstas. Surašykit. Taip. Jeigu 30 sekundžių, po 15 sekundžių. Labai trumpai. Aš tiesiog nenoriu, kad būtų labai ilgas failas. Dabar mes turim kitą Moodle, man padidino iki 500 gal, man rodos. Dabar padidino, mes galėsim tokį failą kelti. Bet nežinau, reikės patikrinti šiandien. Arba po 15 mažai. Čia priklauso nuo dainos. Arba darom po 30 sekundžių kiekvieną dainą. Tai iš viso bus tada minutė. Nes čia priklauso nuo dainos. Aš dar čia pakeisiu pati aprašymą.